Kadaise tikėta, kad kiekvienam kūdikiui laumės, deivės ar fėjos skiriančios dalį arba suteikiančios dovanas, kurios lemia jo likimą ir jo prigimtį. Iš tiesų, kiekvienas žmogus gimdamas gauna kaip dovaną savo prigimtį, polinkius, gabumus, talentus, temperamentą. Šios dovanas nedalijamos visiems po lygiai. Vienintelis nepakartojamas jų rinkinys yra skirtas tik tau. Tai ištrauka iš Vaivos Vaicekauskienės knygos Esu žmonių vaikas. Tai mintis, kuriomis gyvena ir Mažeikių moksleivių namų direktorė Birutė Jurkienė. Pasak jos, neformalus vaikų švietimas ir jo kryptinga veikla padeda vaikui įgyti kompetencijų, tapti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Vadovo užduotis – rasti raktą į kiekvieną vaiką. Moksleivių namų direktorė Birutė Jurkienė trumpai pristatydama vaikų švietimo įstaigos veiklą džiaugiasi vaikų aktyvumu, esamomis ir naujomis studijomis, projektinė veikla ir vaikų pasiekimais. Mažeikių moksleivių namai tai yra neformaliojo švietimo įstaiga, veikianti jau 58 metus. Šią įstaigą lanko per 650 ugdytinių, dirba 20 pedagogų. Mūsų pagrindas yra tai popamokinė veikla, vaikų užimtumas, laisvalaikio praleidimas, savęs atradimas ir tobulinimas. Koks pagrindinis visgi tas tikslas jūsų yra, vizija jūsų? Mūsų vizija tai yra, kad moksleivių namai yra daugiaprofilinis vaikų užimtumo kaip ir centras. Čia veikia 18 profilių būrelių, kurie apjungia 71 grupę. Grupės yra susiskirsčiusios pagal amžių, pagal poreikius, pagal norus. Ir šita visa veikla yra sutelpa į mūsų vadinamą kryptingą veiklą, kurioje mes be savo moksleivių namuose renginių, kuriuos per metus organizuojame daugiau kaip 50, dalyvaujame tarptautiniuose, respublikiniuose, regioninėse ir televizijos projektuose. Labai džiaugiamės šiais metais padidinę grupės vaikų studijoje Gandro namas, dar turime laisvų vietų, vaikų studija Nykštukas, nauja mūsų folkloro studija Kukutis, kurie kartu su dainomis, šokiais ir lietuvių liaudės papročiais prijungi ir kulinarinį paveldą. O daugiau visi likusieji studijos ir būreliai yra kaip ir buvę tradiciniai. Kaip nekeista, populiarus šiais metais labai yra teatro studija Atžalynas, gal todėl, kad vadovė Daiva Jaškulienė pernai pastatė labai gražius 3 spektaklius. Tai yra Aktyrojaus obuoliukai ir Vėl atskris drugelis ir Laukinės gulbės, kuriuos parodėme visoms rajono švietimo įstaigoms ir todėl vaikai labai susidomėjo ir šiais metais tiesiog jau nebeturime vietų. Labai džiaugiamės ir dailės studija vadovė Genė Brasienė, kuri labai sumaniai ir kruopščiai, kūrybingai organizuoja savo darbą ir parodas, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose ir konkursuose. Moksleivių namai praktiškai kiekvienais metais vykdome po 3, 4 ir net daugiau projektų, bet paskutiniu metu projektai labai sumažėjo. Šiais metais vykdysime 2 projektus, tai yra gamtosauginį projektą Ekologiška šeima, vadovė Jūratė Zaborienė, ir sveikatingumo projektą mažiesiems kartu su tėveliais ir mamytėms mažų gimus didžių augti, projekto vadovė Stasė Barkovienė. Šitie projektai tikrai yra labai naudingi ir tėveliam, ir vaikam, ir vadovam, ir mūsų pačiai įstaigai. Džiaugiamės. Šią savaitę dar mes komplektuojame, nors pagrindinis priėmimas vyko 6 dieną, mes vaikučius dar renkame iki 15 dienos. Taip, kad visi norintys, kas nori, dar turiningai praleisti laisvalaikį, sužinoti, išmokti, atrasti save, gal kurie pavėlavo, gal nespėjo, prašom į moksleivių namus. Čia atrasit, patarsim, pabūsim, informuosim. Mažeikių moksleivių namuose veikia 18 profilių būrelių studijų, kurios jungia 71 grupę. Jose yra per 650 ugdytinių. Patys mažiausiai kartu su mamytėmis renkasi vaikų studijoje Gandro namas. Vadovės Aida Aleksėjevienė, Eleonora Kirkelienė, Justina Petrikaitė Gedutienė. Studija gyvoja 9 metus. Čia gan laiko tarpas nemažas. Sėkmingai dirbam.
pradėjom nuo 2 grupių, šiuo metu turim 5 grupės ir tai jau kažkur 7 metus. Tęsiasi sėkmingas mūsų darbas. Siekis mūsų uždaviniai tikslai yra: pirmiausiai, vaiko teigiamas emocijas. Ir svarbiausiai, kas svarbiausia yra, kad vaikas išeis iš mūsų mokyklėlės, lengviau adaptuotus savo bendramžių gretose, tai yra darželis. Kadangi tai problema yra didelė vaikučiams, kurie auga namie, nemato kitų vaikų, nebendrauja su savo bendramžiais, paskui adaptuotis būtent darželėje. Tai yra smulkiosios motorikos lavinimo užsiėmimas ir mes miklinam pirštelius, rankeles, mokomės įvairių tokių tikslių pirštų judesių reikalaujančių dalykų. Ir veriam, ir kaišiojam, ir visokius žiedelius varstom. Ir, žodžiu, viskas, kas reikalinga tiksliem piršto judesiam. Vaikučiai ateina nuo metų, turim ir truputėlį jaunesnių, 11 mėnesių, tai ir kokių tam periodui reikalingų dalykų, tai mes mokomės va čia. Tiesiog pagal amžiaus tarpsnį vaiko. Tengiamės, kad mūsų darbas vyktų draugiškai, darniai, bendradarbiaujant, todėl kad sėkmingas vaiko vystymasis ir ugdymas neišvengiamas be mamos pagalbos, pritarimo, žvilgsnio ir šypsenos. Tai stengiamės visi kartu tuos darbelius daryti. O darbeliai šitie vyksta mūsų 1 kartą per savaitę. Kitą kartą mes turime judesio užsiėmimą, kurio metu daugiau dėmesio skiriam bendrajai vaikų motorikai. Judesiem, tokiem, kurie reikalaujantiem judesių koordinaciją, lavinam, pusiausvyrą, tikslinam jų turimus jau judesius, kaip tokius kaip ropojimas, ėjimas, lipimas. Žodžiu, įdomiai ir linksmai leidžiam laiką. Šiek tiek ūgtelėję nuo 3 iki 5 metų vaikučiai būrėsi į vaikų studiją Debesėlis, vadovė Jūratė Zaburienė, o 6-7 metų vaikai renkasi į studiją Nykštukas, vadovė Laimutė Stonkuvienė. Čia vaikai per žaidimą eina į nuostabų, dar nepažįstamą žinių pasaulį. Mes čia, žinot, viską darom, labai įvairi mūsų tokia ir kūryba, ir darbas, ir užsiėmimas, kadangi mes su didžiaisiais vaikučiais susipažįstam su raidelėmis, draugaujam su skaičiukais, piešiam, šokam, vaidinam, mokomės rišliai, gražiai kalbėti. Dar ką mes darom, vaikai, ką mes dar darom? Tikriausiai žaidžiame labai laisvau, visokiausias šventes ruošiame, parodas, konkursas, keliaujame, visokios viktorinos ir įvairiausios šventės. O iš šventės dar ir mamytės, tėvelius, visus giminaičius susikviečiam ir draugus. Va taip linksmai ir gyvenam. Į kitas moksleivių namų studijas būrėsi vyresnieji, kurie jau lanko mokyklą ir žinias tobulina po pamokų. Į informacinės technologijas gilinasi 60 ugdytinių. Jie tobulina turimas žinias ir įgyja naujų. Be kasdienio darbo ugdytiniai dalyvauja konkursuose ir organizuoja juos patys. Tai kompiuterinė kalėdų pasaka, žiemos fantazija, video parodos ir kitos. Kompiuterinio ugdymo vadovas Rolandas Mikulskis priduria, kad be žinių tobulinimo būtina vaikams sukurti ir įdomią ugdymo programą. Mokymo planas susideda mūsų iš 3 metų. Darbo tikslas ir principai mūsų yra tokie, kad mes turim žūtbūt užimti vaiką, kad jam būtų įdomu čia. Vienu žodžiu, tarnaujam vaikams ir jų užimtumui. Mes esam užklasinė įstaiga, kurios tikslas užimti vaiką. O vien su darbo krūviu iš mokyklos atėjęs vaikas vargiai ar norės būti vien tik tais dirbti. Tai kadangi norint užimti, mes turime jam suteikti ir pramogas, ir įdomiai teikti medžiagą, ir įdomiai mokinti vaiką. Moksleivių namų koridoriuose nuolat girdimas ir iš kabinetų sklindantis muzikos garsai. Štai po vasaros atostogų į pirmasis repeticijas grįžo ir gitaros studijos moksleiviai, kuriems vadovauja Vilma Rakauskaitė. Čia groti mokosi 60 ugdytinių nuo 8 metų. Grojam ne vien tik tai tas akordinius
tas dainas, grojam ir tabulatūrai kūrinėlius, yra vaikai patenkinti, aš manau. Jeigu išlanko visus 3 metus programą pilnai, tai man atrodo, kad nori ir lanko. Repeticijoms ruošiasi ir estrados studija ISO vadovas Andrius Krivickas. Čia ugdytiniai susipažįsta su muzikos pasauliu, groja žinomus kūrinius, kurie patys improvizuoja. O pagrindinis skirtumas tas, jog moksleiviai visada groja gyvai. Kitais metais mūsų studija švęs 10-metį. Ir mes įsikūrę esam čia labai jaukiai, darbinėje aplinkoje, gitaros laidai, triukšmas, būgnai, labai mumis džiaugiasi kaimynai ypatingai. Važiuojam, koncertuojam, dalyvaujam festivaliuose. Toks etatinis pop-roko gero yra festivalis yra Gargžduose būna. Pernai dalyvavom Akmeniai naujoji buvo tarptautinis festivalis, nes tokio žanro gyvai grojančių yra labai iš tikrųjų mažai festivalių. Labiau populiarus yra fonograminis, vadinkim taip, žanras, o gyvai grojančių, nes tai reikalauja papildomų investicijų, papildomų garsinimo. Tai prasme, yra sudėtingas reikalas. Ir labai nedaug yra tokio žanro. Konkursuose dalyvauja, demonstruoja savo darbus parodose bei pasipuošia pačios. Tai studijos dygsnės mergaitės. Darbščių rankų ir sumanumo nestokojančios ugdytinės, kūrybingai ir sumaniai prakalbinančios medžiagos skiauteles, jas paversdama žaislais, rankinėmis širdelėmis. O per pirmąjį susitikimą po vasaros atostogų mergaitė su vadove Primati Dikinė mokinusi siūti adatines. Siūvame šitą adatines, kad būtume saugios, išeidamos į pertrauką, į kokią parduotuvę ar šiaip pavaikščioti, kad nesisvaidytų mūsų adatos kur ant stalų, taip, nes jos gali nukristi ir ant žemės, ir kažkam ir rubelį gali įsismeigti. Bet mergytė užeina 3 metus, jinai fizinė tvarkosi kojytės, nes jos yra ilgos, jinai visą šitą pasidarys pati. Dailės studiją pristato Gednutė Brastienė, vadovai jau dirba daugiau nei 20 metų. Dirbam pagal švietimo patvirtintas programas ir mūsų toksai tikslas ugdyti kūrybišką žmogų. Dailės studijoje vaikai tobulina piešimo, tapimo įgūdžius, analizuoja spalvų įvairovę, jų derinius, kuria įvairias kompozicijas. Aišku, mokosi įvairių dailės technikų, susipažįsta su medžiagų įvairių panaudojimu, tokias ir kuria, pavyzdžiui, tokias technikas kaip koliažo, dekupažo, tapimas ant šilko, šiaip įvairių tokių technikų. Dalyvaujam ir įvairiose meninėse projektuose, parodose, konkursuose. Šiemet turėjau netgi 10 laureatų, kurie buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis. Vienas mąstytojas yra pasakęs, gebėjimas kurti, tai didžiausia dovana, kurią apdovanoja žmogų gamta. Tai svarbu nuo pat mažens vaikus kūrybiškai ugdyti, kad jie paskui gyvenime galėtų panaudoti savo tą kūrybiškumą ir būtų lengviau prisitaikyti prie šių dienų. Žaliojoje studijoje, kurioje ugdomas vaikų ir gamtos draugystė, jos pažinimas, mylėjimas ir supratimas, o gamta ir jos motyvai perkeliami į rankdarbius labiau patinka berniukams. Tik pastaraisiais metais vadovė Nijolė Plaušinienė daugiau sulaukė ir mergaičių. Pernai kažkaip daugiau mergaitės pradėjo lankyti, o šiaip 3-4 gal metai buvo tendencija, kad berniukai tik tai buvo ir buvo 3-4 mergaitės. Praeitais metais, sakykime, su vertinių darbelius, kai darėm, iš tikrųjų labai šauniai daro visą tai ir berniukai. Ir jiem labai labai patinka ir mamytės yra patenkintos parneša ir darbelių namo. Mažeikių moksleivių namuose ne vienerius metus gyvuoja ir šokio studijos Saulė, vadovė Ramutė Plonienė, koncertmeisterė Janina Kalendrienė.
ir šokių studija Ritmas, vadovė Irena Valiuvienė, koncertmeisterė Jurgita Jurevičienė. Tai žinomos studijos rajone ir Respublikoje, kurios yra nepakartojamos sceninių įvaizdžių ir originalumu, skiepijančios meilę šokių ištvermiai išugdžiusios ne vieną šokėją. Entuziazmu trykšta ir teatro studijos Atžalynas ugdytiniai. Čia kasmet pastatoma po 3-4 spektaklius, kuriuos studija pristato rajono švietimo įstaigoms, o štai prasidėjus naujiems mokslo metams ir vėl ruošiamasi naujam spektakliui. Ir dabar šiandien mes bandysime pasiskirstyti vaidmenimis, prieš tai tokių improvizacijas darėm įvairiausias, o dabar susėdę čia skaitėme ir žiūrėjome, kas ką vaidinti. Aišku, ginčų yra didelių, visi nori vaidinti pagrindinį vaidmenį, bet aš vaikams visada sakau, kad nesvarbu, koks vaidmuo, svarbu tą vaidmenį labai gerai atlikti. Nes kartais mažas vaidmenėlis, o žiūrovas įsimena kaip tik tą mažą vaidmenį. Dainos studija Kregždutė, kuriai vadovauja Eleonora Kirkelinė, yra ne tik daugkartinių konkursų, festivalių nugalėtojai, bet gali pasigirti ir dalyvavimo TV projektuose. Mes esam Dainos studija Kregždutė, susibūrę esam jau labai seniai. Mūsų grupė dainuoja jau 5 metus. Aš dainuoju taip pat 5 metus. Grupėje labai draugiški visi vaikai. Mėgstame dainuoti. Mūsų hobiai sutampa visų. Mūsų nuomonės sutampa. Norėjom išbandyti savo jėgas televizijoje. Todėl pabandėme sudalyvauti LNK televizijos projekte 2 minutės šlovės. Kaip sekėsi? Gerai, patekome į superfinalą. Ten užėmiau 6 vietą ir esu labai tuo patenkinta. Dabar gal vėl kažkur galvoja dalyvauti ir viena ar su? Taip, dalyvavom X Factorio atrankose. Taip, patekome į stovyklą. Taip, stovykloje toliau neperėjau, bet manau, kad visai gerai pasirodžiau. Mažeikių moksleivių namuose be minėtų studijų veikia ir folkloro studija Kukutis, vadovė Laimutė Gelžinienė. Studiją lanko per 20 ugdytojų.